Šiandien gyvai iš studijos sveikinuosi aš, Giedrė, ir mano pašnekovė Aurelija. Sveiki, Labas. sveiki visi, sveiki Giedra. Aurelija yra humanistinių ceremonijų kūrėja ir vedėja, Lakananda Weddings įkūrėja. Taip, tikrai taip. Tai papasakok, prašau, ką šiandien įdomaus ir naudingo papasakosi žiūrovam. Tai šiandien Giedra ir su tavim, ir su žiūrovais turbūt norėsiu atskleisti kelis tokius svarbius klausimus. Pirmiausia, tai kas yra tos humanistinės ceremonijos, nes Lietuvoje mes vis dar iki galo nežinom, dar nesam pilnai susipažinę su tuo ir kam jos skirtos. Ar tikrai tas žmogus galės pajausti, ar ta humanistinė ceremonija yra skirta jam. Ir turbūt antras klausimas, kuris užklumpa žmogų, beorganizuojant ne tik vestuves, bet savo asmeninę šventę, tai kas tą šventę daro šventę? Kur čia paslaptis? Tai vat, kur čia paslaptis, labai įdomu. Gerai, tai jeigu vat šiandien ar ne, sėdi kažkas irgi tarp žiūrovų ir planuoja galbūt net vasarą šią vestuves ir nori ne tik kažkaip ar ne tos vat, gražios šventės, tai vat, nuo ko jiems pradėti reikėtų? Tai pradėti tikriausiai tai reikėtų nuo idėjos. Neskaičiuoti savo biudžeto, ne nuo to reikėtų pradėti, o pirmiausia reiktų pagalvoti, o ko aš noriu. O ko aš, jeigu tai mano yra asmeninė šventė, ne vestuvė, sakykime, jubiliejus, ko aš noriu kaip žmogus, o jeigu tai yra vestuvės, ką mes su partneriu norim pasakyti per tą šventę. Kur mes einam? Ar mes norim didelės šventės apjungti visus giminės draugus, ar čia intimi šventė? Mes tik du norim būti su liudininkais, ar mes norim iš vis pabėgti nuo viso pasaulio. Ir paskui grįžti ir padaryti staigmeną giminėms ir sakyti labas, mes jau susituokę. Tai reikėtų pradėti nuo idėjos. Reikėtų pradėti nuo idėjos. Ir tuomet, kad šventė būtų šventė, tai gal aš pradėsiu nuo kitos tokios pusės, nuo tos klaidos, arba ne nuo klaidos, gal klaida tai vadinti būtų neteisinga, bet apie tą klausimą, kuris užtinka dažniausiai kiekvieną nuotaką. Kai jau viskas organizuota, viskas suplanuota, visi tiekėjai vietose, žinoma data, vieta, fotografai ir ateina pas kiekvieną nuotaką. Tokia mintis, o ko dar reikia? Ko dar trūksta? Toks tikrai, turbūt pas 99% nuotakų ateina tas klausimas, o ką dar padaryti, kad ta šventė, dar geresnė būtų. Ir pavadinkim tai ne klaida, bet tokia problema, kai mes pradedam spręsti šitą klausimą išoriškai. Ir mes pradedam samdyti perteklinius tiekėjus, perteklinius atlikėjus, kur jau šventė susistiguota ir atrodo, kad papildomi burbuliukai, piramidė ar kažkas, tą šventę dar papuoš. O iš tikrųjų atsakymas yra, kuris turėtų ateiti, tai kaip man sukurti santykį toje šventėje su žmogum ir su visais svečiais, kurie ateis. Nes ką mums iš vidaus kyla tas klausimas, ko šventėje dar reikia? Visom šventėm reikia santykio. Reikia, kad mes ne visą šventę žiūrėtume viena kryptimi į šou. Mums reikia šventėje susitikti, pamatyti vienas kitą, gal net iš naujo užmegzti kontaktą. Ir tiek humanistinės ceremonijos tai padeda, tiek šiandien vedėjai, planuotojai, koordinatoriai, asistentai padeda padaryti tą susitikimą žmonių šventėje ir užmegzti netgi kartais iš naujo santykį. Toks yra labai turbūt gilesnė prasmė, ne visai paviršutiniškai, ar ne? Ir kažkaip išjausti, kad būtent jausmą sukeltų. Taip. Nes šventė bus, kokia šventė yra įsimintina. Šventė įsimintina yra tada, kai žmogui palieka kažkokį gerąją prasme randą arba įspaudą sąmoniai. Sąmoniai labai sunku palikti įspaudą su išoriniais aspektais. Tai yra blizgučiai dekorai, geri vedėjai. Kodėl mes taip darom? Mes darom psichologiškai natūraliai. Tai yra, kad mes norim, kad tie profesionalai išpildytų tą erdvę. Bet dėja, niekas nepadarys to darbo už mus pačius, to santykio darbo. Erdvę užpildo šventė geras pokalbis, geros pauzės, geri tostai, geri susitikimai su žmonėm. Tai padaro tos įspaudus mumyse. Ir mes, kad ir po 10-15 metų mes atsiminsim, aš taip gerai su juo pakalbėjau, arba ten buvo tokia gera šventė. Kodėl? Nes aš ten sutikau, pabendravau, man ten širdis atsivėrė.
Tai va čia yra atsakymas toksai, toks gal labai atrodo filosofiškas, bet čia labai reiktų paprastai tai pasižiūrėti. Tiesiog šventėje reikia skirti laiko santykiui. Ir jeigu jūs su savo planuotoju arba pati, jeigu organizuoja nuotokas, dabar pačios puikiausiai organizuoja šventes, į pagalbą galvat tikrai dažniau vis ateina koordinatorius į pagalbą, nes tiesiog nuotaka pagal lietuviškus biudžetus pati gali tikrai susiplanuoti šventę. 75% tikrai gali. Likę 25%, kurie būna užsienyje ir grįžta švęsti į Lietuvą, arba tai būna labai didelis pats projektas vestuvinis ar šventės, kai jau jiems tiesiog reikia profesionalų pagalbos, kad suvaldytų procesus. Bet tie likę 75% jie puikiai patys gali tai padaryti. Tai ko reikia nepraleisti ir nebijoti, pagalvoti, o kur vyks tas pokalbis su žmonėm, tas santykis su žmonėm toje šventėje. Tikrai nėra pasaulyje, nerasite jokio specialisto, jokio vedėjo, planuotojo, kuris padarys tą santykių darbą už jūs. Ne, šventėje reikia tiek jauniesiems, tiek, sakykime, šventės šeimininkui, tai gali būti jubiliatas, padaryti tokį nedidelį darbelį, su kiekvienu pabendrauti, su kiekvienu sutikti, kiekvienam padėkoti ir nebijoti to santykių. Ryšys, kurti ryšys. Connection. Taip. Tai gerai, humanistinės ceremonijos, čia vis minim, kalbam, toks ganėtinai naujas turbūt terminas Lietuvoje. Gal galėtum papasakoti, kas tai yra ir kodėl poros apskritai renkasi tokias ceremonijas? Tai humanistinės tos ceremonijos, gal pats terminas kilo nuo humanizmo judėjimo. Nuo humanizmo judėjimo jisai skirtingai yra traktuojamas. Vienoje vietoje jis traktuojamas, kad jau Italijoje jis prasidėjo dar 15-16 amžiai, bet kalbant apie šiandieninį humanizmą arba tą humanizmo judėjimą pasaulyje, tai traktuojamas kažkur yra apie 19 amžių. Tai kas atsitiko? Atsitiko, kad žmonės, poros, šeimos norėjo ceremonijų, savo gyvenimo ceremonijų, nebūtinai vestuvinių, kad tai nebūtų būtinai susijęta su bažnyčia. Iš tikrųjų, pradžia yra tokia. Reiškia, tai yra atskirai nuo tų mums įprastai žinomų, ar ne, kur pagal papročius turbūt ar bažnyčiai, ar kažkokiai pagal religinius, ar ne? Tai čia būtent atsisakoma šitos dalies. Ir taip ir ne. Viena humanizmo pusė tai ir kalba, arba vienos humanistinės ceremonijos labai yra apie tai, kad pora, jinai neturi kažkokio sąsajo su jokia filosofija ar su kažkokiam dogmom ir jie nori tiesiog patys sukurti ir pradėti kurti savo naujas šeimos tradicijas. Kita humanizmo pusė kalba apie natūralų procesą, kuris prasidėjo pasaulyje, tai yra tarptautinės vestuvės, o tai reiškia kultūrų susimaišymas, filosofijų susimaišymas, religijų susitikimas. Ir pasidarė sudėtinga, kaip, sakykime, krikščioniai ir žydai kartuoktis, nes krikščionybė, tu turi tarp tikrus baigti, ar ne, ten ir kursai yra ir taip toliau. Pas žydus lygiai taip pat ir bet kokią paimsi filosofiją, ten yra liktis kažkokios taisyklės ir poros šiandien pradėjo nebeįtilpti tas taisyklės. Ir todėl humanistinė ceremonija, jinai kalba apie laisvę, kad jinai sujungia kultūras, sujungia filosofijas, jinai leidžia porai pradėti kurti kažką naujo, ko gal iš vis pasaulyje niekada nebuvo, va čia jie bus pradininkai. Arba integruoti dvi kultūras, sakykime, lietuvišką ir indišką, tai tas sritis, kur aš dažniausiai susiduriu. Ar ne, vakarų pasaulis ir rytų pasaulis susitinka ir kaip tą visą meilės puotą apjungti. Aš ir norėjau sakyti, kad čia paėmėm pavyzdį kaip krikščionis ir žydas, tai gan vis tiek dar Dar. O jeigu kokį iš Indijos, ar ne, kur ten visai kita kultūra ir visai. Ir turbūt ir viena pusė nori savo dalies, ar ne? Taip. Ir kita pusė nori pagal savo ir tikėjimą, ir tradicijas. Tai kaip, kas tada būna? Tai humanistinės ceremonijos, tas vedėjas arba kūrėjas, kurį dažniausiai žmonės kreipiasi, tai jisai padeda. Jis pirmiausia tas žmogus turėtų turėti bendrą labai plačią pasaulėžiūrą. Ir dažniausiai šitoj istorijai humanizmą, tai tas žmogus, kuris atlieka humanistinės ceremonijas, turėtų būti pats humanistas. Humanistas tai yra žmogus, kuris gali priimti visus pasaulio žmonės. Reiškia, absoliučiai nelygina jokios filosofijos, kad kažkas yra geriau, kažkas yra prasčiau, kažkas tiki ar netiki.
pats žmogus humanizme yra vertybė su savo vertybėmis, nepriklausomai kokios tos vertybės, apart, kad ta vertybė neskriaudžia kitos gyvos būtybės. Tai pats žmogus jis jau yra vertybė. Tai vad humanizmas tuo ir išsiskiria. Ir šiandieną, kai mes kuriame, kas yra ta humanistinė ceremonija paprastai, tai yra santuokos ceremonija. Kaip dviem žmonėms šiandien pasakyti taip, kad 2 ar 3 kultūros susijungtų. Aha. Ir abi močiutės sėdinčios ir gal nekalbančios tą pačią kalbą, joms patiktų, nes va, jos pamatė savo tradiciją ir ten kita močiutė pamatė savo tradiciją. Ir abi laimingos. Ir abi laimingos. Ja, o svarbiausia, tai iš tikrųjų, kiek mes dažnai būna vis tiek tas tokias rimtas šventes darydami, atsižvelgiam į savo giminę, į savo artimuosius, ypač močiutės, nes, taigi močiutė, kaip jinai tose vestuvėse irgi turi džiaugtis. Tikrai taip. Tai va, ir šiandien humanistinės ceremonijos laisvai vyksta, nes žmonės tikrai eina ir į bažnyčią, o tada pasidaro humanistinės ceremonijos, sakykime, po bažnyčios, arba keliauja į metrikaciją, ar ten į šventyklą pagal savo kažkokią tai filosofinės pažiūras ir paskui daro humanistinę ceremoniją. Tai ta humanistinė ceremonija, jinai va tokia jungiamoji dalis tų 2 šeimų, 2 kultūrų ir kad ta santuoka taptų per 2 kalbas. 2 kalbos susijungia į vieną. Labai įdomu iš tikrųjų, man atrodo, tokios, vat, jau vien tai, ką girdžiu, jau man taptų tokia nepamirštamos vestuvės, kur atsimeni, tarkim, ilgai, ar ne, apie ką mes ir kalbėjome. Tikrai. Tai gerai, tu esi ne tik organizatorė, bet ir tų ceremonijų, žodžiu, kūrėja ir vedėja, ar ne? Taip. Tai kaip gimsta tokių ceremonijų iš tikrųjų tie scenarijai? Taip, tai vienu žodžiu, vis tiek vedėjai arba tie kūrėjai, kurie dirba, jie turi baigti mokslus. Tai kaip aš ir minėjau, to humanizmo yra keletos sritis, ar ne? Aš asmeniškai šiandien dar baiginėju, dar liko paskutinis egzaminas. O kokie čia mokslai, nes jau man iškart skamba, tai čia jau ir mokslus baigti reikia. Taip. Čia aš įsivaizduoju, tai ką, renginių organizatoriai netinka? Ne, tikrai netinka, vestuvių vedėjai netinka, organizatoriai netinka, nes vis tiek tu, sakykime taip, Lietuvoje humanistinė ceremonija šiandien, jinai dar nėra pripažįstama valstybės. Bet iš esmės yra tik laiko klausimas, kada tai bus. Nes visas pasaulis eina į tai, kad humanistinės ceremonijos, kad žmonės laisva valia gali pasakyti, aš būsiu su tavimi visą gyvenimą, mes būsime nuo šiandien šeima, gali tai pasakyti nepriklausomai. Nebūtina eiti tik į metrikaciją ar eiti į, sakykime, kažkokius maldos namus, ne? Kad jie gali pasakyti savo svarbioje vietoje ir kad tai valstybė priima. Tai dėl to mokslai kitose valstybėse yra ypatingai svarbus, dėl to, kad tie vedėjai, jie gauna sertifikatus, kad jie oficialiai galėtų vesti tas ceremonijas ir valstybė jų vedamas ceremonijas pripažintų. Ai, tai dabar gaunasi taip, gerai, pas mus Lietuvoje, sakai, dar to... Dar kol kas. Dar truputį palauksim, nedaug trūksta, bet jeigu tu turėtum vestuvės užsienyje, taip, kur toj šalyje tai yra viskas tvarkoj, pripažįstama, tai tu oficialiai tvarkingai kaip toj metrikacijoje ar belia kur kitur žmogus gali sujungti 2 žmonės. Taip, aš turiu tokią teisę Šiaurės Amerikoje, bet planuoju taip pat baigti dar vienus papildomus mokslus, kurie leistų visoje Anglijoje tai daryti irgi oficialiai. Kaip įdomu. O ar daug tokių šalių yra, kur tokios santuokos yra pripažintos? Yra, žinokite, tai Anglija, Airija, Norvegija yra prisijungusi, Šiaurės Amerika priklauso nuo valstijų, nes, sakykime, ten paimkim Nevadą, kur yra Las Vegasas, tai jie ten turi savitas taisyklės, bet didžioji dalis Šiaurės Amerikos tikrai taip ir Europoje kiekvienais metais daugėja šalių sąrašas ir Lietuva taip pat jinai daro žingsnius, kad pripažintų tokias ceremonijas. Labai įdomu. Tai paminėjai, kad mokysi, ar ne? Tarptautinėje... Tarptautinėje amerikiečio mokykloje, taip. Tai ką ten moko, kas ten vyksta, labai įdomu, kaip tau sekasi šiaip tie mokslai. Tai gerai, man sekasi, liko paskutinis egzaminas man išlaikyti, tai turėčiau kitą savaitę jį išlaikyti, sėkmės atveju. Taip, linkim sėkmės, palaikom. Tai va, tai pirmiausia, tikriausiai ta mokykla, kuo jinai yra išskirtinė ir kodėl aš ją pasirinkau, nes iš tikrųjų daug mokyklų yra labai Europoje.
Man patiko amerikiečių požiūris, kad ta mokykla daugiau kalba apie tarptautinės santuokas, tokį tarptautinį draugavimą, bendradarbiavimą porų. Tai yra, tas tarpkultūrinis pokalbis. Ir, kadangi aš pati esu organizatorė nišinių vestuvių ir tos nišinės jos dažniausiai yra dėl to, kad, aš ir jungiu tas skirtingas kultūras. Tai man automatiškai ta mokykla buvo labai artima, nes jinai kalba, kaip profesionaliai sujungti ir suteikia tų žinių apie viską, kas šitam pasaulyje egzistuoja, kaip filosofijos, kaip kultūros. Tai reikia tikrai nemažai išmanyti ir daug pasimokyti, kad tu turėtum žinių, kaip sujungti. Nori žmogus havajietiškų vestuvių, o kokia ten tradicija Havajai, iš kur kilo, kas ten tokia yra, arba nori vestuvių azijietiškų. O gerai, apie ką ten ta Azija yra? Azija labai skirtinga ir didelė. Tai tos mokyklos ir suteikia daug tokių ir teorinių žinių, bet ir praktinių lygiai taip pat. Tai vis dėlto, kaip kurti scenarius, kaip tas kultūras sujungti, apie kiekvieną kultūrą irgi istoriją atskirai. Tai tokie man vertingi tikrai. Tai įdomu, ką tau pačiai davė, ar ne, tie mokslai, iš asmeninės gal netgi pusės kažkokį požiūrį kitą, ar kas tavyje gal pasikeitė? Aš negalėčiau sakyti, kad labai kažkas pasikeitė po tų mokslų, todėl kad pats humanizmas pas mane labai natūraliai atėjo. Aš tiesiog supratau, kad žmonės, jeigu anksčiau pagal vestuvių tradiciją, žinote, suvesdavo tėvai, buvo tam tikras žmonių sluoksniai, kurie buvo tikimasi, kad, nesimiksuos tie sluoksniai vieni tarp kitų. Tai šiandien didžiausia tokia žmonių sąjungoje skirtumas tarp to, kas buvo, yra, kad skirtingi žmonės su skirtingom filosofijom iš tikrųjų geba gyventi šeimose ir sėkmingai ir laimingai gyventi šeimose. Tai man šitie mokslai tokį gal tiesiog davė gilesnį jau filosofinį pažinimą apie skirtingų kultūrų, kur aš praplėtė tiesiog akiratį jo, nes aš gal tiesiog daugiau orientavausi baltiškoje kultūroje mūsų, pagoniškoje. Turbūt vis tiek aplink Europą. Taip, ir indiška buvo kartu. Tai, praplėsti vis toliau, ten gilyn į Aziją, gilyn į tą visą vakarų istoriją, apie tą santuokos istoriją, kaip viskas vyko. Tikrai man praplėtė, aš šiandien žinau, kodėl dalykai vyksta taip, kaip vyksta, kodėl jie taip vyksta. Tai lėmė istorija. Apie tą moterų padėtį, kokia jinai buvo santuokoje anksčiau ir kodėl yra šiandien, ko moteris prašo, reikalauja, gal net ant kartais. Tai, man praplėtė tikrai žinių tokį bagažą davė. Naudinga labai. O gerai, kada, pavyzdžiui, užtenka, ar ne, šventytos ceremonijos tik tokio vedėjo, tarkime, o kada jau atsiranda poreikis koordinavimo? Taip, mes ir šiaip, koks šitas skirtumas gaunas, ar ne? Lyg ir suprantam, bet gal galėtum pakomentuoti. Šiandien tikrai dažnai nuotakoms kyla toksai klausimas, kam tas koordinatorius, ar kam ta koordinatorius ir iš vis, ką jis ten veikia. Koordinatorius, lietuvių kontekste, aš sakyčiau, nelabai gal tinkamas žodis, nes koordinatorius koordinuoja labai didelius projektus iš tikrųjų. Koordinatorius dažniausiai būna renginių organizatorius padėjėjas, kuris koordinuoja tam tikrą dalį. Tai Lietuvoje aš vadinčiau tai tiesiog nuotakos asistentė. Būtų gerai, kad mes įvestume naują tokį terminą. Koordinatorė tai yra nuotakos asistentė. Diena prieš vestuvių dieną ir kartais diena po vestuvių. Kad mažiau reikėtų jai lakstyti, turbūt bėgioti, viską sužiūrėti, tai yra arba pasakyti, nueik pažiūrėk tą, padaryk aną, trečią, ketvirtį, patikrink aną, padėk apsirengti, persirengti. Per vestuvės, man atrodo, jaunosios labiausiai ir pergyvena, ir savęs atiduoda, ir pavargsta galų gale. Pavargsta ir kartais tikrai pavargsta, taip aš esu mačiusi nuotakų, kurios tiesiog nebeturi vestuvių dieną balso, nes jos ir psichiškai, ir fiziškai tiesiog pervargo. Ir žinai, tokia nuotaika, kad greičiau baigtųsi, tai geriau taip nedaryti, nes nėra jokia prabanga šiai dienai tą asistentę pasisamdyti vestuvėse, lyginant su biudžetais, tai ten tikrai net ne 10% dalis biudžeto. Ir turbūt gal dar net sutaupyti galima kai kuriuose vietose, nes kitą kartą, gal padeda ir surasti tam tikrų variantų, geresnių, prieinamesnių, aš įsivaizduoju, ar ne? Aš tai sakyčiau, kad koordinatorius tiesiog padeda sutaupyti tą tokį nervų bagažą, nes šiaip tu tiesiog, jeigu pasisamdai tą koordinatorių jau, sakykime, pusę metų prieš,
tu tiesiog gali su ją ar su juo apsitarti, žiūrėk, aš va taip padariau, ar nieko čia man netrūksta, ar čia viskas yra gerai, ar nieko nepraleidau. Ir tiesiog tokį stresą truputėlį nuėmė, kad oi, gal čia kažką pamiršiu. Tiesiog turi čatą ir vis nuotaka, pusę metų prisimins, va dar tą reikės. Ir vis turi tokią erdvę, kur iš savo galvos įtampą ir dalykus, kad nelaikyti, tu perkeli į čatą su savo asistente ar koordinatorė ir jinai perima tą laikiklį tų dalykų, ką tu bijai pamiršti. Jo, tą krūvį. Ir kita vertus, iš tikrųjų, istoriškai koordinatorės visada buvo vestuvėse, žinokit, nes vyriausiai pamergė, čia gal daugiau iš amerikietiškos tradicijos, tai ta vyriausia pamergė Lietuvoje, tai gal, sakykime, liudininkai. Jie visada lietuviškose tradicijose labai didelį darbą nuimdavo nuo jaunųjų. Jie ten pasitikdavo, organizuodavo svečių atvykimą, o šiandien tu jau nebenori tų svečių apsunkinti, nes visi dirba, tempas begalinis yra, visiškai niekas neturi tam laiko ir tu nenori savo draugų prašyti, kad ten kažką paimk, nuvežk, tai tam turi asistentę. Čia tiesiog toksai, aš sakyčiau, asistentė, koordinatorė skamba prabangiai ir tada atrodo, ar čia reikia man tos koordinatorės, ar čia kaip. O tiesiog vadinkit asistentę. Jums tą dieną reikės, kad kažkas jums pasistuotų. Paprastas pavyzdys, atvažiuoja didelis automobilis krovininis su visom dekoracijom, arba su maistu, arba išnuomotais indais. Jisai ką darys pirmą? Jisai neis į sodybą ieškoti, kuriai jisai skambins. Sveiki, atvažiavau, kur man prisiparkuoti, kur man išsikrauti. Taip, ir po to, kur sunešti, kur padėti, kurie indai eina, ar ten tos pačios dekoracijos, ar ne, o dažniausiai va tas koordinatorius, asistentas, jisai žino. Būna vietoj tiesiog ir ten paima, netgi aš labai dažnai pasiemu iš nuotakų telefoną ir visi, kas skambina nuotaką, aš laba diena, čia Aurelija. Šiandien nuotaka puošiasi, bet jūs viską galite sakyti man. Perimi iš tikrųjų visą sudėtingą darbą. Taip. Tai vad dirbi su tokiom iš tikrųjų išskirtinėmis, nišinėmis, netradicinėmis šventėmis, ar ne? Koks yra va tavo svajonių tas klientas, jeigu taip pavadinkim, kokios jo vertybės? Tai klientai, kurie ateina tiek į humanistinės ceremonijas, tiek į vestuvių planavimus, gal koordinavimas tokia truputėlį kita yra sritis, bet mano klientas pirmiausia labai nori vestuvę sukurti pats. Jisai yra labai kūrybingas. Jisai turi begalę idėjų ir galvoja, kaip čia visą tai apjungti. Ir tada jisai ieško žmogaus, kuris būtų jungtis. Tai aš sakyčiau, ne tai, kad tobulas mano tas klientas, bet poros dažniausiai mane kreipiasi labai kūrybingos, kurios, turi kažkokį cinkelį jo kitokios, kažko ieško išskirtinio ir tiesiog, susiranda mane taip tokiu būdu. O pavyzdžiui, kokie įvyksta kažkokie pokyčiai, ar kažkaip žmonės, nežinau, viduje išgyvena, ar ne, po tokių ceremonijų, po tokių vestuvių ar švenčių? Jeigu kalbant apie humanistinės ceremonijos, tai humanistinė ceremonija iki ceremonijos kelias yra gana ilgas, nes yra tikrai pažintis su jaunaisiais. Jie suartėja turbūt. Taip. Aš pirmiausia susiskambinu su jais, susipažįsti ir pora nusprendžia, ar čia tas žmogus, kuris man ves tas vestuves, kuris sujungs mus tam tikrą prasme, ar ne? Ir tada, kas vyksta, reiškia, pokalbiai, aš juos kartu pasodinu, jie papasako, kaip jie susipažino, kaip jie gyvena, tada atskirai. Tada aš turiu visą klausimyną, kurie turi atsakyti, tada aš išklausiu, ko jie tikisi, kokios jų tradicijos, ko jie nori, ko jie nenori, apie šeimą, vienu žodžiu, tai visas procesas yra ir susipažįsta jaunieji, susipažįsta ne tik su savo antra pusė, bet ir pačiu save sutinka. Pamato turbūt iš kitos pusės, tokį labiau vidinį, gilesnį, ne? O nebūna, kad susipyksta. Arba nesutarė, tarkim, ar ne, labai išsiskiria kažkur jau bekapstant, gilinantis ir atsakinėjant į tos klausimus, tarsi žiūrėk jau kažkaip, kaip čia reikia išspręsti, ne? Ne, gal tikriausiai dažniausias konfliktas, kurį gali sutikti, net nežinau, ar tai konfliktas yra, bet tai kartų pokalbis. Ko nori tėvai, seneliai ir vaikai.
Ir dažniausiai va šitą klausimą mes sprendžiam. Tėvai nori tradicijų, nes kažką yra matę, močiutės kažko nori, ir tada jaunieji kažko nenori. Ir kaip čia padaryti, kad visi būtų laimingi. Taip. Tai va, kad poros ten tarpusavy pyktus, ypatingai prieš vestuves, čia ratas labai atvejs, vis tiek tai yra toks etapas džiugus abiems, nes jie eina į kažkokį naują etapą ir tai įkvepia. Tai tikrai įkvepia, tai tokių konfliktų ne, bet va, tas kartų pokalbis, tai taip. Ir dar jeigu iš tikrųjų va, sunku tame va, rasti kažkokį konsensusą, bendrą sutarimą, tai vėlgi humanistinė ceremonija išsprendžia šitą problemą. Labai dažnai išsprendžia, nes ten visko gali pajungti. Bet taip gaunasi, kad tu tokia truputį kaip ir psichologė, gal kai kuriuose vietose. Tai čia, žinot. Sakant, matai, vis tiek, tai yra atviri labai pokalbiai. Jo, tai yra atviri, tikrai. Tai yra atviras pokalbis ir aš esu žmogus, kuris turi išgirsti nuotaką net tada, kai jinai labai dažnai nuotaka, nežinau, aš tiesiog paprastai noriu. Ir vat, mano darbas yra įsigilinti į jos istoriją, jos gyvenimą, į kaip jinai augo, kur jinai augo, kuo jinai tiki, kuo jinai netiki, kas jai patinka ir ne, kad duoti jai atsakymą to, kuris jinai apie tai galbūt net nebuvo pagalvojusi. Tai ar čia psichologiniai kažkokie gal yra tokie aspektai, matyti minimaliai, nors nesu tikrai ten psichologija. Na, čia aš taip, vis tiek norint tokių išskirtinių, ar ne, ir nuoširdžių galbūt tų vestuvių, nenori, tenka atverti tą širdį, o tau tenka išklausyti. Taip, tikrai taip. Lakananda Weddings. Čia toks įdomus, negirdėtas pavadinimas. Ką jis reiškia? Kokią žinutę čia perduodi? Tai Lakananda jungtinis žodis yra, jisai iš 2 žodžių sudūriau aš, labai ieškojau pavadinime prasmės iš tikrųjų. Tai kokia prasmė? Tai man visi sakė, kad daryk kuo paprasčiau, nes versle geriau, kad labai aišku būna tas Lakananda. Ir kas tas Lakananda? O aš vis dėlto tikėjau, kad pavadinimas jisai turi prasmę atnešti, kad net jeigu žmogus nežino, ką tai reiškia, vien pasakęs Lakananda, net nežinodamas prasmės, tai jau jiems pokytį neš. Tai kadangi mes esame mūsų kalba indoeuropietiška yra, tai sanskrito čia 2 sudurtiniai žodžiai. Lakšmi ir Ananda. Lakšmi tai yra turtų tokia deivė, bet ne turtų išorinių, o turtų vidinių. Taip, o Ananda yra tai vidinė palaima. Tai aš tiesiog ir kuriu tokį produktą, kuris kalba apie tą vidinį turtumą ir apie tą vidinę palaimą. O kas tave pačią labiausiai paliečia jau tų pačių ceremonijų metu? Kaip tu ten jaudinės, išgyveni, nes man atrodo, čia tokia svarbi šventė. Tikrai, aš išgyvenu kartu su jaunaisiais, su kiekviena močiute, su mama, nes ceremonijos tai yra dalys skirtingos, tai būna tėvų palaiminimas, būna močiutės kartais palaiminimas, skirtingai poros daro, kartais daro, tai kartais nedaro. Bet su kiekviena ta ceremonijos dalim tu ir išgyveni, jeigu ateina skaityti tėti savo kalbą ir tu turi tą kalbą prieš akis, kad tėtis, tu ten su juo ir skaitai tą tekstą. Su jaunaisiais irgi tiesiog kartu jaudinės ir gal kartais net ir ašarą nubrauki iš tikrųjų kartu, nes tas momentas, kai nuotaka eina su tėčiu ir tėtis verkia. Nuotaka stengiasi kažkaip susilaikyti, jaunikiai įvairiai ten, tikrai ašarą nubraukia, visus paliečia, visi verkia. Ir reikia nebijoti ašarų per vestuves, kada paverkim per gražias šventes. Dabar jau mūsų makiažai tokie profesionalūs, niekas ten nenubėga. Aš jau seniai nemačiau nuotakos su nubėgusiu tušu. Ten jau dabar viskas proof, viskas jau ten padaryta taip, kad jau niekas nenubėgs. Tai tikrai paverkim per gražias šventes, tų ašarų šiaip gyvenime juk būna. O gal turi kažkokią įsimintiniausią tiesiog istoriją ar ceremoniją, kuri tau labai įstrigo ar paliko kažkokį giliai pačiai viduje? Negalėsiu išskirti vienos dėl to, kad nei viena ta vestuvių, sakykime, diena, ar taip kaip jaunieji ją kūrė, nieko jos nebuvo panašios. Ant tiek skirtingos istorijos, visos unikalios, visos įdomios. Tos šventės visos pavykusios, tiesiog 110%, ir jos pavykusios yra ne dėl to, kad mes čia gerus nusamdėm tiekėjus. Ta šventė yra pavykusi, nes
Jaunųjų užduotis tą dieną švęs. Aš visą laiką sakau vieną patarimą jauniesiems. Vestuvės bus tokios, kokie būsite jūs. Jeigu jūs būsite susirūpinę, kaip ten antras ar trečias patiekalas ir ten bėgsite į virtuvę vis žiūrėti, ar ten žiūrėsite grafikus, ar čia viskas gerai, žinokit, visi svečiai irgi va taip su jumis viską darys. Taip. Jeigu jūs viskas susitokėt, padėjot parašus susituokę, o toliau šventė kaip eina, taip eina. Ir jūs pirmie einat šokti, jūs pirmie einat pakviesti kitus, pašvesti, pakalbėti, pasidalinti tom gerom emocijom, tai tada šventė yra garantuota gera. Jau nesvarbu, kas ten toliau bus. Nes žinai, kiekvienose vestuvėse būna tų niuansų. Tai tortas ne tas. Tai tortas nučiuožęs. Tai fotografas atvažiuoja ne į tą vietą, ten sakykime, arba ten dekoracijos, ne tos vazelės. Visada yra smulkmenos, bet tai ant tiek yra smulkmenos, tai iš vis nekalba apie šventę. Šventė tai yra tas susitikimas. Ir aš sakau, kaip, niekas juk nežino, kaip turėjo būti. O gal ta vazelė tokia turėjo būti. Tortas irgi gal palinkęs taip. Pataisom jau mes. Gal čia toks planas, kaip sakant. Taip, tikrai. Tai šventė tikrai ne apie detalės, ne apie tiekėjus. Aš tikrai kviečiu nuotakas ir pačioms kurti tas šventes ir nebijoti tostų. Aš niekur nesutikau taip bijančių tostų kaip lietuvių. Nei amerikiečiai, nei anglai, nei prancūzai, nei italai, nei indai. Niekas nebijo tostų, visi leidžia ir močiutėms pasisakyti, ir tėveliam pasisakyti, ir būna pačios gražiausios, pačios jautriausios, žinokit, tradicijos. Aš turiu tokį prisiminimą, kai lietuviškose vestuvėse močiutei buvo įteiktas mikrofonas kažką pasakyti. Ir močiutė pasakė, vaikai, būkit laimingi. Jūs nepatikėsit, visi verkia. Visi verkia, nes tik močiutė gali tai pasakyti. Niekas daugiau taip nepasakys. Bet čia yra visa esmė, daugiau nieko nereikia. Jeigu laimingas, tai ir sveikata, ir turtai, ir vaikai, ir ten, nežinau, ir namai. Dėl to tikrai kalbėkit, bendraukit, susitikit per tas šventes. Aišku, reikia ir vedėjų, reikia ir floristų, reikia ir dekoratorių, visko tikrai reikia, aš netmetu to. Bet nepamirškit tos šerdies, kad tas santykis, tas susitikimas jums įvyktų su tai žmonėm, kurie pasisakėjo. Na ir, o kokią viziją tu matytum humanistinėms ceremonijoms Lietuvoje, nežinau, gal artimiausius 5, tarkim, metus? Gaila, kad Lietuvoje mes kažkaip negalime labai paskaičiuoti, kiek įvyksta tų humanistinių ceremonijų, nes mes neturim tokios sistemos, kad skaičiuotų, mes nesame įregistruoti tie, kurie vedame tas ceremonijas, ar ne? Bet aš sakyčiau, kad tikriausiai šiai dienai dar vyksta tų humanistinių ceremonijų tikrai mažoji dalis vestuvėse, pačiose šventėse. Dar ne kiekviena pora galvoja, kad humanistinė ceremonija yra jiems skirta. Bet aš galvoju, kad po 5 metų šitai truputėlį jau jaunai kartai, jie labai turi stiprų poreikį išreikšti save. Ir aš manau, kad po 5 metų turbūt 90% vestuvių visi turės vestuvių šventėje, nepriklausomai ar jie eis į bažnyčią, ar eis į santuokos rūmus, ar dar kažkaip, bet humanistinės ceremonijos bus visose šventėse. Todėl, kad tai yra naujas būdas pasakyti ir susituokti su savo žmogum, pagal savo vertybės, taip, kaip mes norim. Ir niekas daugiau pasaulyje iš tikrųjų taip nesusituoks. Tai yra absoliučiai nepakartojama. Ir kai žmonės, šiandien dažniausias klausimas, pavasaris jau ateina, ir jeigu esate grupėse, nuotakų namučiai, ten viskas vestuvėms, dažniausias top klausimas yra, ką sugalvojate per vestuves įdomaus wow momentai. Wow momentui padarykit humanistinę ceremoniją. Tai bus wow momentas visiems. Ir jūsų artimiesiems, ir jums, nes ten tokia laisvė kūrybai, sukurti tą sąjungą, pasakyti žodį taip, kad būsim mes kartu, aš ir tu. Tokiu būdu, kai niekas kitas nepasakys. Pasakyti savo įžadus, savo priesaikas ir turėti, taip amžiams ir peržiūrėti, paskui metai kas metų, prisiminti, ką prisižadėjot. Taip, ir čia turbūt yra, jeigu kalbant apie laisvę, tai laisvė vietai, laisvė kur, ką darysim, kaip ten atvažiuosim, pati ceremonija gali būti nuo iki, nežinau, gal net apranga irgi visiškai nestandartinė.
ir kažkokia, programa ir panašiai. Čia toks, kaip nori, taip darau. Tiesiog tokia naujas santuokos būdas, naujai pažiūrėta į pačią priesaikos ceremoniją, nes anksčiau visą laiką priesaiką kažkas turėjo patvirtinti, arba tai iš teisės, sakykime, ne, kodėl mes einame metrikaciją, nes tai pripažįstama yra kaip ir valstybės, arba kodėl mes einame į bažnyčią šiandien, nes ją pripažįsta valstybė, tuo pačiu, aišku, ir žmonės yra pas mus, vis tiek didžioji dauguma krikščionys. Kodėl šiandien dar turi naujieną iš tikrųjų, nes Romuvos bendruomenė, jie yra Lietuvos, tokia, sakykime, pagonis atstovauja, tai jie šiandien taip pat jau turi teisę vesti oficialiai vestuves ir kai jie sutokia, valstybė pripažįsta. Tai va tik laiko klausimas, kada humanistinės ceremonijos taip pat bus, jos su niekuo nesipriešina, jos yra už sujungimą, už tą tarptautinį, tarpkultūrinį, tarp religinį pokalbį ir tikrai aš manau, kad čia ateitis yra. Ir galų galegi tikslas ir yra sujungti tuos du žmonės. Plačiaja prasme, visom prasmėm, jo. Nėra iš tikrųjų jau taip svarbu, kur tą padarysi. Taip. Svarbu pats veiksmas. Jo, svarbu veiksmas ir tiem žmonėm, kad jiem būtų tai svarbu. Dažnai žmonės renkasi vietas, kur susipažina, arba kur sakykime, šią vasarą turėsiu humanistinę ceremoniją ant jūros kranto, nes ten pasipiršo jaunajai, žinot, jaunikis. Tai, tai tikrai tokia naujas požiūris į mano taip, kad aš prisiemu atsakomybę, kad aš taip noriu tau prisiekti ir paskui sekti tos savo priesaikos. Tai man atrodo, čia labai toks sąmoningas visuomenės žingsnis į priekį. Ir dar man tokia mintis dabar atėjo, bekalbant, kad, tarkim, aš manau, dauguma ypatingai jaunesnių kaip tik nenori vestuvių, vien dėl tų visų ceremonijų, ten tų bažnyčių, kitų dalykų, ką jiem reikia, praeiti, išgyventi, nes, jie nenori, ar ne, ten to standarto, tų tradicijų, o nori išskirtinai kažkaip savo turėti šventę. Taip, arba sakau, tikrai, humanistinių ceremonijų tos poros išsiskiria tuo iš tikrųjų, kad tai yra labai kūrybingi žmonės ir jie nori giliai pasižiūrėti tą savo ceremoniją. Į tas jungtuves, tuoktuves, kad tai iš tikrųjų būtų jiems, kad tai turėtų prasmę. Tai, man atrodo, kad labai gražus toks žingsnelis mūsų visuomenė yra. Toks gilesnis pažiūrėjimas į visą tą santuoką, į tas pareigas, nes ne tik vyras prisiekia ir moteris, ir daugiau tai kalba apie partnerystę jau šiandien. Kad aš palaikysiu tave, tu mane, mes kartu. Taip. Tai tikrai tikiuosi, kad kažkam, kam atliepia apie tas humanistinės ceremonijas, tai jūs galėsit susipažinti, daugiau pasidomėti, daugiau pasiskaityti apie jas ir tikrai atrasti save tame. Taip pabaigai, ką palinkėtum mūsų žiūrovams? Kągi aš jums palinkėsiu, tai aš gal tik pasikartosiu, kad nepamirškite šventėse santykio, nebijokite šventėse tostų, nebijokite savęs, pagalvokite labai gerai, kas jūs esate, ko jūs norite ir tada apjungkite visus pagal tą savo pasaulėžiūrą, pakvieskite žmonės į savo šventę, kad ir kokia ta šventė būtų. Ir nepamirškite švęsti gyvenimą kiekvieną kartą, kiekvieną dieną netgi, ne tik per vestuves. Tikrai švęskit gyvenimą. Ačiū tau labai, buvo labai iš tikrųjų įdomu. Tikiuosi įdomu žiūrovams ir naudinga. Ir aš labai tikiuosi, kad šiais metais turėsime daug gražių humanistinių ceremonijų. Ačiū labai, Giedre. Ačiū visiems ir iki pasimatymo. Iki.